čia Molinių žinios ir šiandien noriu pakalbėti apie naujausias madas mitybos rinkoje ir apie mados klyksmus, apie tai, kas nauja ir tai, kas iš tikrųjų sena ir kas nekintama. Praėjusią savaitę ar čia prieš savaitę gal buvome gimtadienį, kur manęs bičiulė paklausė, o kokios čia karščiausios naujienos, kas yra įdomaus, kas nauja mitybos moksle ir, kokios mados vyrauja. Aš kažkaip gal ir papasakojau, kokios čia iš tikrųjų mados, bet grįžusi galvoju, kadgi būtent mitybos moksle mados ir neturėtų imti viršų. Turėtumėm galvoti apie tai, ne kas nauja, o kas sena. Ir dabar aš čia neatsitiktinai sėdžiu prie tai, kas yra sena, tai kas yra gera, prie savo plantacijos šilauogių, o ir suknelė netyčia tokia šilauogių spalvos. Ir noriu trumpai pagvildenti tą temą. Labai dažnai visur, tame tarpe ir mitybos moksle, ir komercinėje, kaip sakysime, papildų rinkoje ar ne, vyrauja tokie naujos tendencijos, nauji trendai, mados klyksmai, ties kuriuo pasirašo didžioji dauguma klientūros ar ne, pirkėjų. O tai, pavyzdžiui, yra vitaminas D, tik vitaminas D ir visi dabar kalbam apie tą vitaminą D, lyg tai jis vienintelis galėtų išspręsti mūsų problemas. Arba DBK neįsisavina, arba koks vitaminas U, kolagenas, dabar visi tik tai kolageno reikia, arba geležis, ar ne, kaip čia tą įsisavinti geležį, kas čia geros geležies. Paimkim, kad ir mitybos dietos, ar ne, tai protarpinis, tai galbūt vieną kartą valgyti, tai dabar keto dieta ir taip toliau, bet tai, žinokite, neveikia. Ir aš labai uždegčiau, kaip sako, raudoną vėliavą, kai yra stumiama kažkas tokio vieno unikalaus, ko atseit anksčiau nebuvo. Mitybos moksle, kaip ypač jame, nes tai tiesiogiai liečia mūsų ląstelę, mūsų sveikatą, yra labai svarbu ne kas sena, ne kas nauja, bet kas sena ir nekintama. Bet sena taip, kaip Dievas sukūrė. Ir iš tikrųjų, dabar šalia šilauogių sėdžiu, tai čia yra sena ir čia yra nekintama ir to reikia mūsų organizmui. Ir aišku, galima sakyti, valgykim šilauogės ar ne, daržovės, vaisius, kopūstus ir nesirgsime. Ne, tiesiog taip yra labai sunku išsimaitinti, bet žiūrėkime, jeigu mes kalbam apie mitybą, valgykim tai, ką sukūrė Dievas ir galbūt paskui prie to pridėjo ranką mokslininkai. Ir niekada vienas kažkoks izoliuotas vitaminas ant medžio neauga. Nei folio rūgštis auga ant medžio kažkur, nei B12 kažkur auga čia ant žolės. Yra kompleksai. Ir sena yra tai, nekintama yra tai, kad mūsų ląsteliai, mūsų kūnui reikia visų maistinių medžiagų. Ir tai, kad jos veikia sinergiškai, yra labai labai sena. Ir tikrai nerekomenduoju jums, kurie klausote, pasikabinti ant naujausių mados klyksmo, įveskite savo loginį protą ir pagalvokite, ar tikrai čia dabar tai, kas 3-5 metus eskaluojama, yra labai labai naudinga. Ką aš rekomenduoju? Aš galiu parekomenduoti, aišku, parodyti jums tai, ką aš vartoju, kur yra, jeigu nepavyksta visus metus išlaikyti tokios mitybos, kad apsirūpintame visais reikalingais vitaminais, mineralais, maistinėmis medžiagomis, tai yra visai kita rūšis, fitochemikalai. Pabandykime tokius maistinius papildus. Labai rekomenduoju tokius maistinius papildus, kurie būtų iš gamtos, kuriuose būtų ne tik tai D kažkoks vitaminas, kuris jau kaip panacėja mums viską padarys ar ne, bet kai tai būtų ir
Pažiūrėkim, yra aviečių ir šilauogių, ir spanguolių, sakysime, arba įvairių rūšių kopūstų su visais maiste esančiais elementais, arba, sakysime, su atradus magnį, kuriame yra ir burokėlių, kopūstų pagrindų išgautas magnis, ridiko. Ir žiūrėkime maistinių medžiagų, žiūrėkime kompleksus, labai gerus kompleksus ir nereikia čia mums, sakysim, dėti vilčių, kad vienas madingas vitaminas K, D ar U, ar kokia folio rūgštis parekomenduota, ar ta pati viena omega mus išgelbės. Tai va, apie tai, kas nauja ir kas sena. Žiūrėkime ne tai, kas yra madinga šį penkmetį, bet tai, kas mūsų ląstelę, mūsų organizmą maitina tūkstantmečius ar ne 100 tūkstančius metų. Tai yra tai, kas auga. Tik tai tiek, kad aišku vis sunkiau mums gauti gero maisto, mes turime jo gauti daugiau ir kuo švaresnio. Šiais laikais tai protinga yra pasipildyti papildais šalia kitų svarbių holistinių dalykų, ką jūs puikiai žinote, vanduo, mankšta, streso valdymas ir taip toliau. Tai va, būkime protingi ir visada kelkime savo klausimą, palauk, iš kur čia dabar išdygo ir kodėl ant to vieno, sakysime, kažkokio madingo chemikalo žolelės yra kabinama visa šlovė. Kopūstai, burokai, morkos, visos uogos, žuvis, grūdai, kurių mes visiškai atsisakome. Tai yra tai, ką mes tūkstantmečiais įpratę tuo maitintis. Ir jeigu mums nepavyksta, o nepavyksta turbūt 97% žmonių, pasipildykime būtinai papildais. Dar tiesiog kitą kartą norėjau kalbėti, bet labai dažnai ateina žmonės gydyti ligų papildais. Tai kai vėžys, kai ten sąnarių problemos, kai migrena, kai menopauzės baisų simptomai, ar reikia sąnarius keisti, ar jau šuntą dėti, diabetas, tada jau paskutinis šiaudas imamasi papildų. Tačiau papildai yra kuriami iš principo ne tam, kad gydyti. Vaistai yra jau kuriami gydyti ligas ir tai net negydyti, o dažnai slopinti simptomus. Papildai yra naudojami, iš esmės turėtų būti naudojama sveikų žmonių, kad nesusirgtų. O ne tada, kai jau visko trūksta, plaukai slenka, kaulai trupa, nemiga kankina, mėšlungis ar netraukia, kai jau visiškai mes esame išbadėję mūsų organizmas. Na, aišku, ir tada jie labai padeda, bet iš esmės jie yra skirti sveikiems žmonėms. Gal pasakysiu, gal jums nuskambės kaip paradoksas, nes dažnai aš irgi sako, kam reikia valgyti, jeigu tu esi sveikas, kaip sako, iki tam tikro laiko. Geriau, prevencija visada geriau ir pigiau negu gydymas. Tai šiandieną mano tokia žinutė, nežinau, ar jūs matote, tokia žinutė, gal dvi žinutės. Viena, ne kas madinga, ne kas nauja, o kas sena ir logiška. Antra žinutė, ne tada, kai jau susirgame, užsiimti prevenciją, bet kad nesusirgtume. Tai šiandieną tiek žinių iš Molinių. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė iš savo plantacijos ir iki kitų susitikimų. Ate. Būkime sveiki ir išmintingi.